Webasto neveik. Nu, žinai, veik, bet greičiausiai papildomas siurblys neveik. Ir dėl to jisai negali veikti neužkurtam varikliui. Tas pigiam Range Roveriui sugend greičiausiai tai kapotą atidarimo trosas. Tada. Gerai, Webastas reikalai turėtų būti kažkur ten po šito reikalu. Čia. Kaip nenori imti rato aš? Žinot, dėl ko nenori imti rato, ne? Dėl tų... Ai, čia žiūrėk, esu viską nulupinėjęs. Gerai, galim tada imti, nes čia tokie kaušeliai būna. Nežinau, kokie ten galvoti, gal reikia naujų tų varžtų, bet žodžiu. Nusilupi tuos kaušelius ir tada gali normaliai atsakinėtis ratus. Arba nusipirki naujus varžtus, ko aš nenoriu daryti. Žodžiu, jeigu tuos kaušiukus nulupi, tai 21 galvoti puikiai tinkšia ant tų pirščiukų. Lūž. Nulūža. Matau. Webasta mūsų. Mūsų puikioji Webasta. Ten ir siurblys. O čia reikia jį kažkaip pasitikrinti. Šiaip saka, kad ir Range Roveriai bėja labai vandens, bet pažiūrėk, kaip čia viskas ir padaryta. Čia ir laidai. Visiškai hermetiškai. Aišku, jeigu čia sulauž, baterijos nulūža. Šiaip nėra dar čia supuoja, nieks taip jau stipriai. Gerai. Reikia šitą siurblį pasitikrinti. Žiūrėk, tą reikės atsukti. Kaip galvojate, nulūž? Aišku, nulūža, ne? Reikia duslintovą nuimti. Žiūrėk, lengvai atsisuka, kai pakaitinau. Šaibas ir kas nors. Ne. Nu. Yes. Webastas duslintuvas. Ir norėčiau, kad tą nuėmus Webasta pakristų į apačią biškį. Bet jinai nenori tai daryti. Man reikia patikrinti šitą siurblį. Kad patikrinti šitą siurblį, man reikia atjungti fiškę. Kad atjungti fiškę, reikia atsisukti tuos mažiukus. Nu. Eik tu savo, iš anos pusės irgi yra prisukta. A, tu nori pasakyti, ką aš turėsiu imti? Akumuliatorių lauk. Ai, va, kas čia yra. Trukdo ta žarna. O. Čia yra taip, kai nori tipo paprasčiau padaryti, mėgini išspausti iš vaško. Tai yra iš, atvirkščiai, iš šūdo vašką. Ir nenori ardyti. Ir tada ateina tokia diena, kai tu ką nors nusilauži. Opa. Trakšt. Va. Vieną dangtelį nuėmu. Va. A lūža kas nors? Nieks nelūža, puiku. Čia kai nauja. Kai nauja, na. Kai. Opa. Pažiūrėjimą, kur varža kokia nors. Ir... Turi varžą. Bet jinai turi 400. 492. Gal biškai daugokai.
Nin patikrint man to siurbliuką, turi 490 momų varžos, nežinau kokia ten varža turi būti. Mėginsim pajungti webastai, pažiūrėti, kas daros. Ar jis mėgins suktis, ar nemėgins suktis tas siurblys. Paspaudžiam, okei. Ir mėginam, išjungiam degimą. Vot kiek žinau, tas reiškia, kad tipo į webastą. Įjungta, palikta. Na, tipo, ką užstatyta yra. O, užsikūj. Pučia. Einam žiūrėti, kas ten daros. Siurblys neveik. Pati webasta nieko nedaro. O, puč dūmelį. Einu pasimti ausines. Žiūrėsim. A tas siurblys nors biškį sugalvoj. Įjungtis, o nesugalvoj. Nieko negeriu. Žiūrim parametrus. O, water pump. Saka, turbūt on. Blemba. Kažką daro. Gal jie reikia padėti. Į 102 laipsnius buvo jau pakilęs. O, visas karštas belia kaip. Flame detected. Overheat not detected. Water pump tipo on, bet jinai nesisuk. Biškį pamasažuokim dar. Pažiūrim, ar yra kokia klaida dabar pas jį? Nėra tipo klaidų. Bet jinai nesisukė, jinai taip darė. Taip kažkaip. Man atrodo, einam ieškoti tos pompas. Siurblys, tas, kurio reikia, būtent Range Roveriui, kainuoja. Jis kainuoja 191 eurą. Bet mes mėginsim Pierburg siurblį, kuris nėra blogesnis kažkom. Jisai kainuoja, tiksliau, jisai ir Pierburgs ir tasai yra. Tai jo kaina yra 5-6 eurasiukai. Ir pamėginsim padaryti tokį bairiuką. Šitą persukti. Pukšt. Va. Čia ne šits, čia ir kits, kurį keičiau. Siurblys. Bet esmė tokia, kad pamėginsim persukti. Tik tais galvą. Ir aš manau, kad būsim sutaupę 150 eurų. Taip, kad mėginsim daryti. Gavom siurbliuką. Nu, pas manęs mašinai tarp varžtų yra skylės apie 3,8. Ir čia yra apie 3,8. Imam jaučiu lauk mano siurblį. Dabar paimam mūsų gargalatą. Atsukom. Opa. Opa. Na, visai nusimkim, kad jinai nemaišytų.
Nusiemu visai. Va. Užsidėti daiktą. Žiūri, nenori nuplėšti to žarnas. O, ir atjungiau visai. Biškį lašiukas iškrito, bet nedaug. Tada mėginam atsukti šitą sąvaržą. Ir mėginam išimti tą siurblį. Kažko nenoriu pasiduoti. Reikia jam pagalbą. Suteikti pagalbą reikia. Skubiai. Opa. Opa. Все. Antifrizą neišbėgo. Nieką nenulaužiau. Panašu, kad siurblys išimts. Mėginam eiti konstruoti iš 2 į 1. Nu žiūrima, suksis jisai ar ne. Nesisuk. Liuks. O tai reiškia, kad siurblys tas yra sugedęs. Iš aukščio. Žiauriai. Toksai pat iš aukščio. Tik netink mums viršutinės dalis. Žodžiu, čia yra rodiklį. Taip, išėjams. Čia irgi rodiklį yra išėjams. Čia. Mėginam atsukti, pažiūrim. Jeigu sparnuotės tinka. Opa. Nusiėmė. Sukas, lengvai sukas. Nu, žodžiu, mėginam imti naują siurbliuką ir išardyti. Išardykime naują siurblį, kuris netinka mums. Opa. Žiūrėkit. Identiški. Identiški. Tik kad vienas kainuoja, kuris reikia dėl šito daikto apie 109 eurų. O šit nekainuoja tiek. Dedam. Taip, ne? Taip. O. Gerai. Einu, atsinešiu su rankytėm persukti. O, kas čia buvo? Nulūžo mano šitas. Kaip išsigandau. Kažkaip čia man nelabai sekas su tais priveržimais visų dalykų. Labai jau mėgsta lūžinėti čia man. Padarom testą sandarumo. Laiką. Visiškai ne tokia fiška. Opa. Yra. Jaučiu, kad bus čia dabar bėgimas, didžiulis nuotėkis skysčių.
Ne, nebuvo jokio čia nuotėkės skysčių. Čia buvo viskas užtikrintai padaryta. Nu, žinokit, nepraėjo nei 15 minučių ir aš prigavau tą varščiuką. Nu ką, karšta pučia čia. O, ir siurblys veikia tyliai, gražiai. O. Veikia. Veikia siurblys. Gerai. Mėginsim palaukti dabar. Kažkiek laiko. Bet tikrai veikia. Žodžiu, jau dirba tave basta kurį laiką. Neišsijungia kaip išsijungdavo. Čia yra karšta, čia yra karšta. Einam žiūrėti į saloną ir karštą. Nu, čia nebus dar karšta, bet kokį jau pučia jinai čia kokį 5 minutės. O, šiltas orelis eina. Kažkiek, kodėl čia nepučia? A, jaučiate tik į langus? Jo, pučia šiltą orą. Viskas Webasto sutaisyta. Nu, realiai, būtumėm už siurblį sumokėję 109. Tokį, kokį reikia, būtumėm negavę jo. Ir sumokėjom apie 6 ar 6 eurų. Pakeitėm tą apačią ir Webasto veikia nesustodama. Dabar, kai norėčiau tą gražiai čia uždėti kažkaip atgal, taip kaip buvo viskas. Puikiai. Klikt buvo. Turiu tokių specialių palei spalvą Land Roverio varžtų, kurie puikiai va tinka. Nu ką žinau. Renkam pilnai. Dedam posparnį. Ne, posparnį dedam. O duslintuvą dedam Webastas. Būčiau sufeilinęs. O dabar jau dedam posparnį. Šiaip kaladėlių nėra. Labai nebedaug čia yra. Čia išvis jų nebėra. Oh. Žodžiu. Jeigu reikės kažkam Webastas siurbliuką, tai kodas čia. Jeigu nesimatys, tai senas siurblys. Pasikeičiat viršutinę dalį, užsidedat savo originalę, laidus susijungit ir dedat ir būna atsitaupę 150 kažkur eurų. O gal netgi ir daugiau. Tai taip Range Roveris gavo dar vieną pleistrą. Šį kartą Webastos remont. Bus gerai. Pašils ryte. Nežinau kaip su akumuliatoriu bus. A jis laikys čia. Jeigu reikės jam Webastą pasišildyti pusę valandos, nuvažiuoti 2 kilometrus ir vėl būt per visą naktį. Tai palaikinkit, pasubscribinkit. Mėginsim pakurti dar daugiau to turinį. Gal išeis, gal neišeis. Nieks nežino.